mes pradėjome, tai buvo draugų kompanija, mes buvom pažįstami nuo studijų metų, žinojome vieni kitus, turbūt tai ir buvo pagrindinis argumentas, kodėl sutikau prisijungti prie ACC Distribution. Mes iš tikrųjų išsaugojom tą norą keistis, norą judėti į priekį, smalsumą, ieškojimą, bet vis tiek visame tame kelyje liko bendrumo jausmas. Tu vis tiek jautiesi, tarsi tai būtų dalis tavo šeimos, darbinės šeimos, bet daug keitėsi, nes buvo ir krizių įvairiausių, visokių kompanija išgyvena įvairius etapus, bet šitie tai yra svarbiausios vertybės, kurios išliko. Gal visko efektyviai nepadarau, gal turbūt yra tokios svarbiausi dalykai, tai yra pasitikėjimas komanda, nes iš tikrųjų joks vadovas nepasieks ir nedirbs efektyviai, nei neturės stiprios savo komandos, stipraus palaikymo iš komandos ir pasitikėjimo komanda, turbūt vienas iš tų vertybių, tada atvirumas, sugebėjimas pasakyti, kad nespėjai, suklydau. Čia daug dabar yra kalbama apie to, kiek tas vadovas turi būti žmogus, kiek jisai turėtų būti lyderis. Ir atvirumo tema, jinai dabar vis garsiau yra eskaluojama, tai aš tikrai būna dienų, kai prisipažįstu, kad man reikia jūsų pagalbos, nes aš nebespėju. Tada labai džiaugiuosi ir esu be galo dėkinga savo komandai, kad jie perima dalį darbų iš manęs ir tokiu būdu aš galiu labiau koncentruotis į veiklas arba tas prioritetinės užduotis, kurias turiu padaryti. Tai turbūt vienas iš svarbiausių dalykų. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų labai veda noras keistis. Bendradarbiaujanti, atvira ir kūrybiška. Turbūt to laisvalaikio yra šiek tiek per mažai, bet tas momentais, kai galiu, tai turbūt labiausiai atitraukia vaikščiojimas ir augalai, rūpinimasis augalais šiuo metu. Smalsauju, sugalvoju savo iššūkių, pirmi kartai, kurie atrodytų, čia irgi toks pajuokavimas, gal ne pajuokavimas, kažkas man yra pasakęs, kad jeigu virš 40 metų tu dar nustembi arba atrandi ką nors pirmą kartą, tai esi labai laimingas žmogus. Tai aš pajuokavau, kad šiemet iškėliau savo 11, tikslą ne mažiau 11 pirmų kartų. Ir pati savo nustebau, kad tas pirmas kartas gali būti netgi išvyka į Birštoną, į teatrą su vyru, kur pasirodo niekada nebuvom kultūros rūmuose, arba su vaikais užlipimas į kalną, kur irgi atrodytų, kas čia tokio, bet tu pirmą kartą tą darai ir tada tu pradedi džiaugtis, pradedi matyti kitas spalvas. Netgi tas pats 15 minučių žiūrėjimas naktį į dangų, jeigu tu to nedarėjai ilgai, tai gali būti fantastiška akimirka. Tai eigoje gimsta, nes tu neužduodi savo rėmų, tu tada ieškai, kas galėtų tave pradžiuginti ir ieškai tų galimybių. Tai čia turbūt ieškojimas tų galimybių yra daugiau džiugesio netgi teikiantis procesas negu pats faktas. Nes jeigu tu išsikelsi tikslą, tu labai gali susifokusuoti tikslą ir nepastebėti kelionės link to tikslo. Tai kai kada net sakau, kad ne tikslas yra svarbiausia, bet kelionė link tikslo. Ir kaip tu to sieki, kaip tu link to judi. Nuoširdžiai pasakysiu, kad pirmos dienos neprisimenu, bet labai gerai prisimenu 3 dienos vakarą, nes aš, kai atėjau dirbti į ACC, pasirinkau darbą, tada dar Sonexas vadinasi, dabar tapau Atėjos vadybininkė. Ir 3 mano darbo dieną mes išėjome į pažintinę vakarienę su Atėjos atstovais ir visą vakarą buvo pokalbis apie barebonus. Buvo gėda prisipažinti, kad aš nežinau, kas tie barebonai. Ir 4-dienį jau apie pietus išdrįsau nueiti pas Audrių Valantiną ir paklausti, tai kas yra tie barebonai? Tai man šitas labai įstrigo tas toksai, kaip čia įsiduoti, kad aš nežinau, bet turbūt moralas viso šitas istorijos yra apie tai, kad nebijoti klausti. Mes galime nežinoti. Turime labai daug tų stereotipų savo galvose, kas iš tikrųjų mums ir trukdo eiti į priekį. Tai labai linkiu atsisakyti. Ne vienoj dalyvavau, tai jeigu taip žiemos šventė vienu žodžiu, tai yra kūrybiškumas. Ir kodėl kūrybiškumas? Todėl, kad daug metų buvo žiemos šventės, buvo su parengiamąja programa ir mes turėdavom pasiruošti kažkokius, tai vienai metai šokiai, daina, vaidinimai, kažkuriais metais buvau cirko akrobatė, nes vaidinom
vaidinom jo cirką. Tai visą laiką tas kūrybiškumas ir kol tu ruošiesi, tai būna fantastiška emocija, nes reikia, paprastai kalėdinis periodas, reikia ir su darbai suspėti, ir rasti laiko. Ir va ta bendrystė, kuri išiškėdavo, arba net ypatingai išiškėdavo tuo metu, tai va ir yra tas ACC Distribution stiprybė. Šiaip nustebau, iš tikrųjų nesitikėjau. Po to tik supratau, kodėl labai mes su kolega prieš tai buvome pas klientą, pas tą pačią atėjo, kaip nebūtų keista, taip pačiai kaip prieš 20 metų. Nu ir mes kažkaip ten natūraliai prisiminėm, pokalbis užtruko ir tik po to aš supratau, kodėl kolega taip trypčiojo ir bandė visai ten ištempti iš to susitikimo ir jį pabaigti. Tai buvo netikėta, man jautru, nes tai vis tiek yra didelis laiko tarpas, kuris labai greitai praėjo. Tai turbūt du momentai. Vienas momentas tai tikrai padėka ir gal geras momentas sustoti ir pergalvoti, kas čia įvyko per tos metus, ar 10, daugiausiai dabar čia 10 paskutinių metų eina, ne? Pasižiūrėti tą jų kelionę, nes diduma jų startavo nuo klientų aptarnavimo vadybininkų pozicijų. Kaip augo žmogus, kaip jisai keitėsi, kokius savo tikslus kelia dabar. Kitas momentas, kad turbūt minutė akimirka sustoti ir pagalvoti, ne? Ar tu tikrai tam kelyje, kokie tikslai ateičiai. Ir padėkoti tiems, kurie padėjo tau nueiti tą kelionę. O kitas momentas, tai kad labai džiaugiuosi naujais komandos nariais, nes jie visą laiką priverčia ir pasitempti, ir pasikeisti, ir pasižiūrėti kitaip į tas pačias situacijas. Na taip, ir ta patirtis, kaip čia vieni kitus papildo turbūt, nes patirtis prieš 10 metų ir dabar savybės ir kompetencijos, kur reikia dabar, tai jos jau nebetitinka. Čia turbūt yra geras momentas pagalvoti ir tu tikrai nesustojai ties savo patirtimą, ne? Kiek tu dar nori mokintis, kiek tu dar nori siekti, kiek tu nori atrasti, čia yra svarbiau. Nebijoti klausti, nebijoti prisipažinti, kad kažko nežinai, nes čia yra fantastiška vieta mokintis, fantastiška vieta tobulėti, atrasti tikrai daug įvairiausių veiklų. Tai turbūt būti drąsiam, nes tik tie, kurie klausia, aš labai dažnai sakau naujokams, mūsų komandos naujokams, nėra kvailų klausimų, yra tik neužduoti klausimai. Tai klausk, mokinkis, būk smalsus, būk atviras, būk bendradarbiaujantis ir visos durys tau čia bus atviros.